nuo 8 klasės aš tiesinu savo plaukus. Ir aš esu visiškai nepratus matyti savęs su garbanotais plaukais. Ir bandžiau kažkada gyvenime kelis kartus daryti tokį kaip curly hair challenge, kur tiesiog visiškai netiesinu savo plaukų, neblautinu, niekaip kitaip neliečiu jų su karščiu. Tai bandžiau šitą reikalą daryti prieš kokius metus laiko ir man iš tikrųjų pavyko netgi netiesinti savo plaukų apie kelis mėnesius, kur po 2 mėnesių netgi labai stipriai pasimatė mano garbanų paternas. Ir tada nusidažiau plaukus šviesiai. Tai aš, žodžiu, norėjau tokio kaip Old Money blondinės spalvos, ką aš ir gavau, tai labai ta faina spalva ir viskas su jie yra gerai. Problema tik tais buvo tame, kad kai nušviesinau plaukus, aš savo galvoje turėjau tokią viziją, kur žinot, kur būna ta Old Money tokia blondiniška ir ta toks gražus, masyvus blowoutas. Plus, kai nusišviesinau plaukus, jie kažkaip pradėjo nebesigarbanoti, taip kaip aš norėjau, jog jie garbanotųsi. Nu, tai žodžiu, nusipirkau Dysoną ir pradėjau blowoutinti. Turiu tokį, kaip atrodo, mini karą su savo plaukais. Kur nėra, jog man jie nepatinka, nu man fainiai atrodo tos garbanos karts nuo karto. Bet tuo pačiu, aš esu, ta prasme, labai toks tvarkingas, nu, labiau linkstu link tos clean girl estetikos, negu kažkas ten bold, fancy. Ir man tos garbanos, nu jos nesigauna niekada normaliai, atrodo, net ir tada, kai jos gaudavos gražiai, vis tiek jos atrodo kažkaip netvarkingai. Ir atrodo nesisieja tiesiog su mano asmenybė. Kad turėtumėt viziją, čia kaip atrodo mano plaukai, dabar vat sustailinti. Tai esmė dabar yra tokia, jog krausiuosi naują butą, tai žodžiu tokia nauja pradžia. Nauja pradžia, naujas aš, ne nauji metai, bet vis tiek nauja pradžia, naujas aš. Aš nežinau, ar aš turėsiu kantrybės ir neprisižadu, jog vaikščiosiu visą laiką natūraliais plaukais garbanuotais, bet at least I will try.